Sveiki gerbiami Forex prekiautojai. Šiandien mes išbandysime prekybos sistemą, kuri nenaudoja nei vieno mums įprasto indikatoriaus, kuris remiasi buvusios kainos duomenimis. Todėl ši gana originali prekybos sistema buvo sukurta kaip alternatyva toms prekybos sistemoms, kurios naudoja tokius indikatorius, kurie dažnai vėluoja, kadangi seka paskui kainą. Ir kaip dažnai būna, kai prekybos sistema su tokiais indikatoriais parodo įėjimą į rinką, dažnai jau būna taip, kad traukinys būna nuvažiavęs ir prekiautojas įeina pavėluotai. Kitas dalykas, kad daugelį prekybos sistemoje mes turime paisyti laiko intervalų. Ta prasme, turime laukti, kada užsidarys žvakė, kai signalas atsirado, o tuo metu, kai to laukiama, gali įvykti reikšmingas judėjimas. Taip pat ir kai sistema davė signalą ir judėjimas įvyko iki žvakės uždarimo, mes žinome, įeiti nespėjome, nes judėjimas išsisėmė ir jau į rinką mes arba patirime nuostolius, arba patirime laikinus nuostolius, arba vėl turime laukti sekančio signalo. Todėl visiems tiems, kas nemėgsta laukti, o nori prekiauti tada, kai tik judėjimas prasideda, nelaukiant, kol užsidarys žvakė, ar persikirs, pavyzdžiui, slankių vidurkių linijos, ar dar kažkokie indikatoriai kažką parodys, tai yra tokiems aktyviems prekiautojams, kuriems patinka skalpingo tipo sistemos, ir buvo sukurta ši prekybos sistema. Vadinasi ji nesudėtingai Forex spidometras, ir kaip nesudėtinga nuspėti, jos pagrindas, jos bazė yra kainos greičio judėjimas, o tiksliau mažiausio kainos momento arba tiko greičio judėjimas. Na, manau, iškart žiūrėsime, kaip tai veikia realybėje, nes žodžiais, kalbant žodžiais, ne visada viskas aišku. Taigi pradėsime nuo instaliavimo. Kaip įprastai, papkės expert ir templates mes kopijuojame į terminalo MetaTrader 4 pagrindinę papkę, o šitą šriftą failiuką mums būtina nukopijuoti į Windows papkę su šriftais. Taigi spaudžiame kopijuoti, einame į mūsų Windows valdymo meniu ir čia pasirenkame išvaizdą ir personalizavimas. Susirandame mūsų Windows šriftus ir užėjant už šios vietos paspaudžiame įklijuoti. Pas mane šriftas įdiegtas, todėl aš antrą kartą jo nekopijuosiu. Ir dabar jau galima atidaryti mūsų terminalą. Sistema dirba su bet kokia valiutų pora, tačiau reikia pasakyti, kad vis tik valiutų porai reikalingas judėjimas. Judėjimas, nes mes gaudysime impulsus, ne kažkokius ilgus trendus, o būtent impulsus. Todėl prekiauti geriausia prasidėjus Europos prekybos sesijai ir praktiškai galima prekiauti iki Amerikos sesijos pabaigos. Naktį, pavyzdžiui, Azijos sesijos metu, kai judėjimas yra labai mažas, šitai sistemai nelabai tinkantis. Mes atsidarysime, pavyzdžiui, valiutų porą svaras ir doleris. Nebloga valiutų pora šiai sistemai, pasižymi neblogų judėjimų. Laiko intervalas. Laiko intervalas naudojamas jums įprastas, geriausia M15 ir trumpesnis, kad jūs matytumėt bendrą kainos tendenciją,
bendrą kryptį, matytumėt, kas vyksta rinkoje aplamai ir į kurią pusę nukreiptas paskutinės žvakės judėjimas. Kad iš akies galima būtų padaryti tokią mini analizę, mini apžvalgą. Taigi atsidarysime sistemos šabloną, dešiniu pelės mygtuku, užeiname šabloną ir susirandame spidometrą. Štai matome tokį vaizdą, čia mums siūlo palaukti, kol pasikraus momentinis grafikas ir pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Taigi, čia mes turime du indikatorius. Pirmas, tai yra momentinis tiko grafikas, jis vaizduoja mažiausiai grafiką, tiko grafiką, kaip terminale, MetaTrader terminale, šalia valiutų porų matomas momentinis tiko grafikas. Tiesiog perkeltas ir dėl patogumo, matomas geriau, vaizduojamas geltona linija. Ir mes jį naudosime prekybai. Kitas pats pagrindinis, tai yra aiškiai matomas mūsų spidometras, jis rodo, kiek tikų kaina eina per sekundę. O čia raudonai matome skaičius, kiek vidutiniškai tikų per sekundę kaina juda. Kas nežino, kas yra tikas, tai tikas yra kainos pasikeitimas, mažiausias kainos pasikeitimas. Vienas tikas, vienas pats mažiausias kainos pasikeitimas. Spidometre didžiausia padala yra 3 tikai per sekundę ir kaip aiškina sistemos autoriai, jeigu spidometras rodo 3 ar daugiau tikų per sekundę, reiškia judėjimas yra itin didelis ir stiprus ir atidarinėti sandorių tuo metu neverta. Spidometras rodo kainos įsibėgėjimą ir kainos sulėtėjimą. Turbūt patys esate matę, kaip prieš stiprų judėjimą kaina šiek tiek sulėtėja ir vėl įsibėgėja ir prasideda pats judėjimas. O dauguma indikatorių tuo metu kaip tik suvėluoja. O štai šis spidometras mums ir parodo, kada kaina pradeda įsibėgėjimą ir parodo, kada atidarinėti sandorį. Taip pat yra rašoma istorija, kiek tikų praėjo nuo sistemos paleidimo pradžios, maksimalus greitis, vidutinis greitis ir kiek laiko sistema veikia. Šį info langelį galima ir išjungti nustatymuose. Pažiūrėsime nustatymus. Matome pirmas nustatymas Speedometer Tick Chart. Ir čia nieko ypatingo nėra. Čia tiesiog įvedamas tikų skaičius, koks kiekis tikų bus piešiamas. Pagal nutilėjimą yra 1000. Na, antrasis indikatoriaus langelis čia nustatymų yra daugiau. Skaičius 15, tai yra skaičius, pagal kurį skaičiuojamas tikų greitis. Pagal nutilėjimą yra 15. Ir pagal šį skaičių skaičiuojamas vidutinis greitis. Ir iš to perskaičiuojamas einamasis greitis, kurį mums spidometras ir rodo. Sekantis langelis tai yra mūsų info langelis, kurį galima išjungti. Toliau tikų istorija, kiek bus piešiama pagal nutilėjimą 1000. Ir taip pat funkcija, kurią mes galime išjungti spidometrą iš pagrindinio grafiko. Ir jeigu mes išjungsime, jį matysime žemesnėme lange, o mūsų kainos grafikas bus švarus. Na ir spalvų nustatymai galima keisti, kaip jums patinka, pagal save. Tiek apie nustatymus. Na, pasižiūrėsim, kaip sistema veikia praktikoje. Štai
matome paskutinis žvakės impulsas nukreiptas į viršų ir aš šioje vietoje atidarysiu pardavimų poziciją. Paaiškinsiu kodėl. Mes gaudome kainos impulsą. Prie kiekvieno impulso būna korekcija, todėl reikia pagauti impulsą. Tarkim, jeigu kaina nuėjo kažkuria pusė, labai tikėtina korekcija. Kaip tai daryti? Iš pradžių žiūrime į momentinį grafiką. Kai momentinis grafikas yra, šiuo atveju buvo viršuje, spidometro greitis rodė apie 2,5 tiko per sekundę, mes atidarėme poziciją pardavimui. Ir laukėme, kol momentinis grafikas nukrito žemyn. Šiuo atveju reikia uždaryti truputį anksčiau. Uždarėme mūsų pardavimą. Viskas vyksta labai greitai. Bet nesmė, kiek mes uždirbome, esmė yra tame, kaip vykdyti prekybą pagal šią sistemą. Reikalas yra tame, kad kai ratas sukasi, aplamai ratas, reiškia, kad jam, kad pradėti suktis į vieną pusę, į priešingą, jam reikia sustoti. Taip ir mes įeiname būtent tada, kai ratas sustoja ir pradeda suktis vėl. O išeiname iš pozicijos vėl tada, kai ratas pradeda stoti. Ta prasme, kai spidometras krenta žemyn ir ruošiasi suktis iš naujo į kitą pusę. Ta prasme, šiuo atveju, kai greitis pasiekia 2,5 tiko per sekundę, mes atidarome poziciją, nesvarbu į pardavimą ar į pirkimą. Iš karto po pozicijos uždarimo galima buvo atidaryti pirkimą, matome apie 5 punktus kaina nuėjo į viršų. Kol mes kalbėjome, nespėjome to padaryti, nesvarbu. Svarbu yra tai, kad kai momentinis grafikas pradeda judėjimą žemyn, išeina iš perpirkimo zonos ir spidometro greitis rodo apie 2,5, tai reiškia, kad laikas yra parduoti. O kai momentinis grafikas pereina į kitą zoną, pasiekia perpardavimo zoną, o spidometro greitis nukrenta iki 0,5, 1, 1,5 tiko, mes poziciją uždarome. Stopas šioje sistemoje, išstatyti stopą ganėtinai sudėtinga, nes kol jūs išstatysite stopą, kaina gali ir nueiti kelis kartus, todėl tiesiog galima nespėti. Todėl atidarius poziciją, iš karto geriau pasiruošti ją uždaryti. O kainai nuėjusi priešingą pusę 10-15 punktų, geriau poziciją uždaryti. Žinoma, sistemą reikia gerai įvaldyti demo sąskaitoje. Nepulkite iš karto prekiauti realiuose sąskaitose. Aš nėra galimybės techninės parodyti signalų, prekybos sistemos signalų istorijoje. Bet aš manau, bendrą sistemos principą, supratote. Pakartosime taisyklės. Kai momentinis grafikas, kai geltona linija yra viršuje, perpirkimo zonoje ir pradeda judėjimą žemyn, o spidometro greitis rodo 2,5 tiko per sekundę, mes galime atidaryti pardavimą. Kai tik tai kaina atsiduria perpardavimo zonoje ir pradeda judėjimą atgal, tai yra į viršų, o spidometro greitis sulėtėja iki 1,5 ar mažiau, mes iš pozicijos išeiname, uždarome ją. Ir pardavimo pozicijos veidrodiškai analogiškos. Taip pat reikia nepamiršti, kad kai nuostolis siekia 10-15 punktų, priklausomai nuo valiutų poros, iš pozicijos verta išeiti.
kadangi, na, reikia žinoti, kad visos pozicijos nebus 100% sėkmingos, bus ir nuostolingų pozicijų, todėl reikia joms pasiruošti. Taip pat reikia pasakyti, kad ši sistema yra gana savotiška, pakankamai ekstremali, taip kad kaip reikiant gali patampyti nervus, todėl ypatingai siūlau pasipraktikuoti ant demo ir pereiti ant realios sąskaitos itin atsargiai, nes jūs turite labai pajusti šią sistemą, priprasti prie jos, priprasti prie valiutų poros, su kuria dirbsite, ir bendrai kalbant turite matyti, kada sistema duoda signalą įėjimui ir kada duoda signalą išėjimui. Štai tokia sistema, indikatorių jinai nenaudoja, tik tai momentinis grafikas ir instrumentas tikams per sekundę skaičiuoti. Tačiau sistema įdomi, bet vėlgi sėkmingam darbui su ja reikalinga patirtis ir praktika. Ačiū uždėmesi, video įrašytas specialiai Forex prekiautojų portalui LT. Iki pasimatymo, į kitose apžvalgose.